Labas rytas, aš Mantas, keliauju šiandien iš Malagos, yra 3 diena, važiuosiu iki Nerija miestelio, kuris yra už 50 km nuo Malagos ir tada pamiršau net miestelio vardą, bet žodžiu, šiandien planas yra apie 200 km susukti ir pažiūrėsiu, kaip man pavyks. Šiaip važiuojasi daug geriau negu vakar, ta prasme jau prasukau nemažai kilometrų iš pačio ryto ir labai dėl to džiaugiuosi. Vakar diena buvo tokia tiesiog su iššūkiais, o šiandien jau viskas atsiperka ir labai gera nuotaika šiaip ir oras labai geras. Esu Nerija miestelėje, labai gyvas senamiestis, labai čia gražu iš tikrųjų, verta apsilankyti. Gražus vaizdai, kvapai, maistas, wow, tai negaliu čia važiuoti dviračiu, uždrausta, tai einu pėsčiomis, bet nieko tokio, dabar turiu vidurdienį ir jau virš 50 km. Tai manau, kad šiandien bent jau 100 dar tikrai turėtų pavykti įveikti, tik tai dalykas tas yra, kad esu apsuptas kalnų ir kažkurį kalną reiks įveikti. Visas kelias dabar iki šiol buvo paplūdimiu ir realiai lygumas, ten truputį kalniukai, o dabar mane supa visur kalnai ir jau turėsiu kažkur kirsti kampą. Matysiu, kaip čia bus. Tai va, šiandien jau užsitarnavau kavos. Nors ir nepavyko anksti atsikelti, buvau be 15:06 nusistatęs žadintuvą, bet 6:30 atsikėliau. Pavalgiau, kol įsiruošiau, vis tiek gavosi valanda gera.
Hola. ¿Qué tal? Transportero ahora. Nu ką, kalnai kalneliai, 4 iš 11 jau įveikti, 4 tai yra tiksliau įveikinėjų. Yra ką veikti. Nėra taip baisu, bet karšta, truputį eismas yra didesnis, tai steptelėjau atsigert, dar vandens pasipildžiau, tai dar svoris padidėjo į kalnę. Bet svarbiau negu jo pritrūkti. Tai ką, toliau kimpu į kelią. Galvoja tie žmonės, aš bijau, kad jie nenuplauktų. Ačiū, linkėjimai iš Ispanijos. Fotkinaus ir dviratis nuvirto, pasižymėjo randais kelionę. Viskas tvarkoj, man atrodo, niekas nesugeda. Važiuoju toliau ir liko dar 5 kalvos, tai pusiaukelė. Šiaip norėčiau sustoti, papietauti, nes, kaip minėjau, turiu daug maisto. Tai tik sausainiais gyvas dabar. Bet šiaip tai kelias, tai fantastika, matosi vaizdai. Palyginus tai, kas buvo vakar, tai jau vakar beveik kaip ir namo būčiau važiavęs. Bet šiandieną diena tai atpirko, nežinau. Tikiuosi, kad taip pat ir bus. Oi, nebus, tai bus irgi gerai. Hola. Nu ką, turiu beveik 100 kilometrų. Laikas apsidovanoti. Stojau, vis ieškau vietos iš tikrųjų ir neradau ilgą laiką, tai noriu pavėsą, nes jau rankos baigia nudegti ir norėjau prie jūros, tai norėjau labai gerų sąlygų, tai pagaliau išsipildė, užsukau į miestelį ir matau, kad yra čiurerija ir pizzerija, tai reiks užkasti savo maisto ir tada dar, kad palengvinčiau, šiaip norėčiau pizzos ir suvalgyčiau ją, bet ant pečių vežiotis maisto yra labai nelogiška, o po to kavos ir čiūrų. Tai apsidovanosiu jau. Dar turiu šviesaus laiko apie 4 valandas 20, tai gal susisuksiu per 20 minučių ir dar 4 valandas paminsiu, tai galbūt pasieksiu kokį 150 šiandien. Būtų realu, nes kalnai dar liko 5, buvo labai daug tiesių, lygių vietų, tai labai smagiai minasi. Tai dar tik tai pagalvojau, jeigu vėjas man būtų į nugarą ir kokiu tada greičiau varyčiau, bet greitis čia nesmė. Esmė yra pojūtis, oras kvepia, visokie skirtingi aromatai, kurie primena vaikystę, paauglystę. Kelis metus atgal, pati Ispanija tokia labai.
Oh. Ką tu? Jum vargšelis be vienos kojas. Eina sa. Pakalnių nemažai jau įveikta šiandien. Dar liko kelios. Paskutinė, man atrodo, jau tokia bosinė bus. Įdomiai. Ko šio per šuo? Na, čia man dar liko kemetą. Ką aš galiu pasakyti? Gražu. Tai va, pritrūkau vandens iš tikrųjų. Džiaugiausi, kad nesivežu į viršų, bet dabar pravažiavau vieną miestelį, kitą ir vis nėra. Nėra parduotuvių, degalinių, nieko. Tai žodžiu, grįžtu atgal, bandysiu ieškoti arba reiks prašyti žmonių, kad sušelptų vandenėlą. Hola. Do you speak English? Ja, jeg ringer til dig igen, nu når I skal stoppe her. Jeg ringer. Do you speak English? Yes, I do. Oh, perfect. Maybe you know where I can buy some drinkable water around? Yes, I do. Where? Not in this town. Where? Right. You can go. I have a bottle. Maybe you can drink it. Wait a minute. Oh. You're welcome. Can I pay you? No, of course not. Thank you. But it's, you're a lifesaver. Yeah, I'm gonna pour it to my plastic one. Oh, you do that, and then I have the glass. Oh, because perfect. I like the glass. Oh, yeah. The blue glass. Thank you. You You're saved welcome. me You're welcome. because I came from Malaga from today, and I was riding from Neria. Yes. And right now I was thinking, oh, I'm out of the water and there is no gas station around here, no supermarkets. Not very close. And Where do you come from? Lithuania. Aha. And you're from? I'm from Denmark. Oh, nice. Greenland. I'm not from Greenland, but Oh. you have this? Yeah. Yes. So you live here? Oh no, I live in Denmark. Okay. And I have this it's the smallest house Thank in town. you. Oh, really? Yeah, I bought it 6 years ago. Okay. And then I had another house in La Herradura. You might have passed it. Oh, yeah. You remember? I don't know. I don't remember. No. There is a lot of them. It's after Nerja coming Okay. here. Anyway, I just sold my house there, so I moved all my stuff to here. Okay. And now I'm going back in 2 days. I'm just going to the notary to get my money. Okay. And how is little town for you? I mean, it's fantastic. Yeah, you have the sea view. Yes, I'm in the first line and Yeah. it's very quiet. Yeah. I gave 40,000 euros. Okay. But that's crazy. But it was a ruin. We have done a lot. Okay. Yes. Okay. Yeah, but it's fair price, I think. Yeah. Fair price. I think it's very cheap. Anyway, I'm busy. Okay, I'm going sorry. to a meeting later. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank Enjoy you. your trip. Bye. Hola.
Žodžiu, spėkit, ką veikiu toliau. Važiuoju 9 valandas. Važiuoju, ramus keliukas ir staiga autostrada. Tai tokiais šunkeliais ir fermerių trobom pravažiavau. Šunis loja, tai gerai, kad nei vieno nebuvo palaido. Ir ką, minu toliau, bukinsiu viešbutį, blemba pavargau. 170 kilo kažkur jau yra mano sąskaitėliai. 108 pasirodo. Nu tai va, nusimušė vidutinis, bet nebesvarbu. Nemes kelio dėl takelio. Ta prasme, atvariau čia tokį miestelį, kuris panašu yra tik tarpinė stotelė tarp didesnių miestų ir hostel. Pavadinimas hostelis čia, bet nekelia, net ragelio niekas. Tai kaip čia bukinas. Por favor, continúe a la espera. En breves momentos le atenderemos. Reitingas labai geras reitingas, tai nebenoriu mint šiandien kažkaip geriau neįsiu laiku miegoti ir rytoj vėl kilsiu. Nu ką, hostelis neveikia, nekelia, tai tenka mint toliau. Yra jau 10 valanda, dar yra niuansas tas, kad priekinė lempa išsikrovė ir kai krauni, jinai neveikia. Tai žodžiu, aš čia dabar kraunu ir esu su šachtininko lempa. O Almerija yra už 40. Nu, žodžiu, tuščias kelias, manau, kad galiu ir numint. Blogiausia atveju turiu palapinę su savim, nu jau naktį tikrai galiu, kad ir paplūdimį atsigult, nemanau, kad mane kas nors ten ras. Kas nori. Nu ką, spėjau viešbutį, be 10:12 atvažiavau, tai įčekino mane dar. Labai skubėjau, nieko daug neįrašinėjau, bet šita diena buvo labai įspūdinga, nes mačiau daug gerų vaizdų, buvau apsisprendęs apsistoti bet kur ir dabar atvažiavau į Almeriją ir pasiėmiau labai fainą viešbutį, labai gražų. Tai varau ilsėtis, nepaminėjau, 210 km beveik, 2,9 ten kažkiek. Dar galėjau ratelį apsukti, bet skubėjau. O, ir kambarys šalia. Viskas. Su dviračiu mes įsičekinam. Tai kambarys smagus, puikus, erdvus, kad svarbiausia. Ir labai reta švara. Oi, kaip aš šoks lovą. Nežinau, kurią. Prašiau vienos didelios, bet nebeturėjau. Viešbutis beveik būti. Fully booked. O, galvoje. Ir viskas. Tai yra dar baseinas viešbutyje. Nežinau, ar ko eisiu, bet su pusryčiais mane įsivilioja. Tai ką, gerai, einu ruoštis, buvo smagi diena, labai įdomi ir, ta prasme, tas 10,5 valandos minimo ištirpo.